Taip, kur važiuojam? Važiuojam apsižiūrėti būsto, kurį pasiimsim pardavimui. Jardines de Casares, urbanizacija. Važiuojam. Tai va, dabar parodysim lokaciją šio būsto, kur buvom apsižiūrėti. Tai viršuje matote Malagą, žemiau Marbėja, Casares Costa, žemiau Esteponos. Va šitoj vietoj, taip. Tai maždaug nuo oro uosto Malagos apie valandėlę iki čia važiuot. Jau buvom maždaug aptarę šitą vietovę kitose video. Būstas va yra šitoj vietoj ir mes įjungsim kitą vaizdą. Mes va čia buvom prisiparkavę automobilį ir ėjome šito keliu iki čia, iki šitos vietos. Yra ir kitas privažiavimas, tai reikia važiuoti šitą vietą ir mes atsidurėm va šitoj parkavimo aikštelė štai čia. Mes ten video puikiai matysime, va šitą parkavimo aikštelę nufilmuotą. Taip, tai ten priklauso viena vieta būstų išpirkta, taip pat galima mašiną laikyti prie įvažiavimo, o čia kylat laiptukais į būstą. Paskui mes ėjome iki baseino, tai pirmą baseiną, kurį mes matėme, buvo šitas, po to mes žygiavome iki sekančio baseino. Tai va mes irgi matom šitą baseiną, mes šitų kelių ėjom čia, laiptukais nusileidom ir atėjome iki šito baseino. Tai video viską matysime, ką apie šitą vietovę dar. Taip, tai sakykim, va šitoj vietoj mes matome, kad čia vyksta statybos, bet jos realiai gyvenimui netrukdo. Ten tik tais, aišku, čia Ispanijų tokių dalykų neišvengsi, nes tu, sakykim, nusipirki, jeigu centre, ten vėlgi triukšmai, bet čia mes nusipirkam su labai puikia perspektyva, nes ir vaizdai gražus, statybų tu niekur Ispanijoje neišvengsi, ypač tokiuose regionuose, nes taip, horizonte visur plečiasi, visur statosi, bet tau čia nepaleinosi, viską stato, dulkių nematysi. Matysi tik gražias statybas, kaip vyksta gražus pastatų statymas. Man netgi patinka žiūrėti juos. Ir matome paskui Esteponos kalną puikiai. Norėjau parodyti visą urbanizaciją. Pirma buvo pastatyta va šita dalis, kur tokie spalvoti namukai, o šita dalis buvo šiek tiek vėliau pastatyta. Čia buvo antra fazė. Taip, antra fazė, bet viskas priklauso tai pačiai urbanizacijai. Taip pat šalia žaidimų aikštelės, čia vaikams padarytos, tai šitoj vietoje. Futbolas, krepšinis. Su riedlentėm galima. Riedlentėm pasivažinėti. Čia ant žemėlapio nelabai matosi. Čia va dar vienas parkelis yra šitoje vietoje. Mes buvome kažkada apžiūrėti ir šitą urbanizaciją, tai čia viskas yra šalia. Kas liečia restoranus ir kavinės, tai vienas iš artimiausių yra va šitas. Čia ir degalinė šalia, o čia yra baldų parduotuvė. Čia yra Čiringytos restoraniukas. Po to mes čia turime dar vieną restoranėlį šičia. Finca Cortezin reikia paminėti. Finca Cortezin, bet jisai veikia vasaros metu. Yra toks kaip klubas, paplūdimio baras, restoranas. Taip, va šitoje vietoje yra tokia pilies liekana, bokštas. Labai gražiai atrodo pasivaikščiot. Taip, ir netoli yra platus paplūdimys. Taip, o čia va šalia yra visas Sabinijas miestuko paplūdimys didžiulis, gan neblogas. Va jisai didžiulis, yra toksai ilgas gan. Taip, o pačiam jau San Luis de Sabinijas miestukėje, palei pajūrį eina kavinės, restoranai. Pilna restoranų, parduotuvių. Taip. Yra ir va, Lidlą mes čia turim ir turime Mercadoną. Visi patogumai yra sukurti gyvenimui. Yra netgi sporto centras, o yra šito vietą įsikūręs. Čia yra nuo treniruoklių, baseinų, teniso kortų, padelis, taip, galima ten sportuoti puikiai. Netoli visur yra ir golfo laukai, taip, kas mėgsta golfą. Tai... Taip, ir golfinai yra va šalia, kas mėgsta golfo žaidimą, tai va, gali va, puikiai savo mėgautis golfo žaidimais. Tiek čia, tiek yra Dona Julija. Va šitoj vietoj mes turime kitą golfo klubą įsikūrusi. Čia ir pas juos yra didžiuliai golfo
irgi laukai. Va šitoj vietoj. Čia maždaug. Visur kitur, kas dar liečia šitą vietovę, tai yra milijoninių vilų. Va šitoj vietoj. Taip, kad šita... Tai netgi prie pat urbanizacijos buvo irgi statomos vilos Jo, pavienės. mes ten, kur buvom, video matysis, va šitoj vietoje, aš galiu netgi... Čia, man atrodo, va šitoj vietoje mes buvom atvažiavę. Čia statomos vilos. Taip, jau pastatytos. pastatytos irgi vilos gan gražios. Tai šita vietovė yra perspektyvi, puikiai ir... Plečiasi ir plus čia labai mėgsta atvykti Britai, Anglai, Skandinavai. Taip kad vasara čia tikrai nuomai puikus variantas. Ir iki Steponos čia yra, o netgi galim pasižiūrėti, koks būtų atstumas. Štai va, tai Steponos paimkime kaip ir centrą. Turime va 16 minučių su automobiliu nuvažiuoti nuo durų iki Steponos centro. O dabar galime eiti ir pažiūrėti video apie būsto apžiūrą. Ten naujo statyba vyksta, matosi, ant kalniuko. Čia vilos stovi, gan gražios. Ten irgi kažkokia vila. Čia kaip įsikūrė įdomiai. Tai va, čia vilos aplinkui. Vietovė gan graži. Ten va kalnas matosi, ten žalia. Ten vėlgi ant kalno statybos. O čia yra visas kompleksas. Jardinės dekasarės. Taip, organizuoja dabar mūsų įleidimą. Iš ten mes atvažiavom. O čia į vidų įvažiuosim. Ten, jeigu neklystu, yra baseinas. Man ten ant šito kalniuko. Gan tvarkingos pašto dėžutės, neišdraskytos, kaip būna dažnai. O mes turim pravartus įeiti, greičiau, kol neužsidarė. Ir mes čia įvažiuojam visą šitą. Čia va ispanas piktas labai jau. Pas juos čia jau labai jau, jeigu kažkas filmuoja, tai tokie būna labai nepatenkinti. Irgi va filmuoja. Čia einam iki pačio galo. Kelių čia aukštų yra. 3, ar ne? Čia va, pirmam aukšte gyvena žmonės. Antram aukšte per 2 aukštus, toks kaip dupleksai. Ai, antram aukšte yra dupleksai, supratau. Kiekvienas va turi savo prisiparkavimą. Parkavimo vieta. Ir yra dar viena vieta. Ten va mūsų laukia, durys atidarytos jau. Čia irgi galima prisiparkuoti. Va, ten vaizdas gražus. O koks yra išėjimas? Čia yra dar vienas nusileidimas į apačią ir ten yra parkavimo aikštelės mašinoms. Ir yra dar viena priskirta vieta šiam būtent būstui, tai realiai yra 2 parkavimo vietos. 2 parkavimo vietos. O čia matai jau vyksta ir statybos, naujos statybos būstas. Ai, jo, va ten va stato. Ateik iš tą pusę, tai čia Tuoj. jūra matos. Jo, iš čia va jūra. Tai paskui mes nueisim į kiemuką to būsto. Čia pristatys naujų vilų šitoje vietoje. Naujos statybos. Jo, nes jau va ten apartamentai. ekskavatorius dirba. Ir čia iškils nauji kompleksai. Vienu žodžiu, kaip ir minėjom kažkada, kad ši vietovė labai vystosi ir statosi. Nauji kompleksai, naujos vilos. Nu ką, einam pažiūrėti vidų. Čia va įėjimas. Ten kiti žmonės, o čia mes einam pro šitas duris. Čia kaimynai, o mes pro čia žygiuojam. Būstas yra žemutinėme aukšte. Taip, kas dėl šitos parkavimo vietos? Tai gali čia statyti parkavimo vietą, tai priklauso community kaip ir vieta, kiti žmonės negali čia statyti. Bet čia galima statyti drąsiai, ar ne, šitą automobilį šitą čia. vietą? Ok. Taip, pašto dėžutė ir žygiuojam į vidų. Taip, čia va įeinam, kalidoriukas, ten svetainė, o mes čia papuolam iš karto jo, čia yra drabužiam pasikabint. Šviestuvas, čia biškis sužeminta, lubos. Nes kondicionieriai čia išvedžioti yra. Ok, čia vos drabužiam pasikabint, o čia papuolam į virtuvę. Virtuvė, taip, virtuvė. Virtuvė Su visa būtinė technika parduodama. su visa būtinė technika. Taip, yra Aha. toks kambarėlis kaip... Jo, čia yra ūkinė tokia patalpėlė, skalbykla. Yra skalbyklė, džiovyklė, kažkiems pasidėti. Čia boileris, va, ir boileris yra sumontuotas šitoje vietoje. Kompaktiškai. Gerai, o čia visi daiktai sudėti. O čia yra toks tinkliukas, kad neįskristų paukšteliai. Užsidarom ir... Jo, čia yra
gartraukis, daiktus susidėt, spintelės. Aha. Taip, toliau žygiuojam į priekį. Čia mes papuolam į svetainę. Va, svetainė. Čia veidrodukas, tai šten įėjimas. Baldai, viską. Čia su baldais, ar ne, parduoda? Taip. Kai kuriuos Su baldais. asmeninius daiktus pasiims, kai kuriuos baldus gal pasims, bet realiai... Baldai, paliks. stalas, ten kampas minkštas. Va, čia žiūrėk dar vienos durys į kitą terasėlę. Taip, tai čia durys į vieną terasą, Eina toks kaip pasižiūrėt. pasisėlėjimas, o čia kitas išėjimas į... Čia toks lenkstukas yra, reikia kojas pakelt. Nu va, ir supyklė. O mes čia pamatome ką? Matome visą kalną. Esteponos kalną. Ten kaimynai įsikūrę. Kondicionieriaus blokas, tai ten kiti gyvena. O čia va tokia jauki terasėlė. Pasisėdėjimas. Tai jūra matosi. Jo, ir mes ką matome, tai vat jūra šitoje vietoje. Kalnas ir jūra. Taip, matosi. kalnas. Ten kalnas, o čia jūra. O saulė čia praktiškai ryte būna. Čia yra taip, rytinė saulė. Saulė ir va dar po pietų. Ką mes matom čia tik tai va šitoje vietoje. Reikėtų terasą Pasėdimas, šiek tiek taip, terasos yra. Pasitvarkyti plyteles. Šitą reikia reikalą jo patvarkyti. Bet čia nes ne visa terasa, čia tik tais va šitas va slengstis jisai. Tai jisai matyt nesurištas su namu, buvo tas slengstis, už tai jisai ir pasėdęs. Supratau. Nu va, čia galima pasikepti. O, čia ir pas kaimyną galima nueiti čia. Matai, čia į svečius gali nueiti. Ai, mes iš ten pirmai buvom atėję, va iš tos vietos, laiptukai. O kur čia yra parkavimas? Čia pačioj. Pačioj. Taip, čia va. A, va. parkavimo vieta. Ok. Ir čia laiptukai užlip. Čia dar parkavimas ir čia matai Čia savo pilna vietos iš automobilį. Taip. Ir va ten dar matau. Tai ten turbūt gal kitam namui. Ten jau gal kitai urbanizacijai priklauso. Mhm. Nu jo, va saulė mes dar matom. Kelinta valanda dabar? Po 12. Po 12, bet dabar yra žiema, sausio pradžia. Tai va, pietus ir saulės yra kieme dar. Sausio pradžia, vasara bus daugiau saulės. Taip, o dabar mes galime eiti į vidų. Čia iš saliono atsiveria gražus vaizdas. Taip, nu tai čia salionė, jo, šitas visas vaizdas. Ir mes čia sėdėdami už šitoje vietoje viską matom. Žiūrim TV ir matom Esteponos kalną. Ir matom naujas vilas pastatytas, naujus kompleksus. Nu, tvarkingai viskas, gerai. O dabar gal kiek dar tenais yra, einam pasižiūrėti. Ten du miegamieji ir... Čia kondicionieriaus valdymas, taip, va. Čia matyt sportininkai, banglentininkai gyvena. Taip, Kaip gražiai. kaituotojai. Kaituotojai, va, matai, va, čia leliukas miega. Čia lova, gan plati, oho, kokia didelė lova, gerai. Banglentė, va, čia yra vonios kambarys. Vonios kambarys, kriauklė, vonia, langelis yra labai gerai. Tada būna labai geras vėdinimas. Nu, čia viskas standartiškai, veidrodukas. Ten vanduo užsisuka. Nutvarkoji spintelę, jungikliai, viskas, spintos drabužių pasikabint. Čia dar čia veidrodukas yra už durų. Ir čia kur mes papuolam? Į vaikų kambarį. Į vaikų kambarį. O čia dar yra vonia su tualetu irgi. Vat. Lubos. Dušas. Čia vonia. Dušinė vonia. Kaip ir aišku. O čia vaikų kambarys. Vaikų kambariukas. Irgi vat spintos. Grindys yra šiltos spalvos marmuras. Tas yra labai gerai.
Čia jeigu nuomai, tai galima būtų daryti 2 dvigulės lovos ir kitam kambarį būtų 2 viengulė lova. Tai kaip ir dabar, o čia padaryti, jo, čia galima. Jeigu nuomai, nes čia šiaip Taip. nuomoja vasarai šitą būstą, turi turistinę licenciją, tai labai geri atsiliepimai, tarp kitko bookingė ir tinkamas nuomai šitas būstas. Tvarkoja. Šiaip dabar gyvena šeima su 3 vaikučiais ir šuniu, tai ieško didesnio būsto, nes paprasčiausiai jau pasidarė per ankštą. Per mažai Visi vietos, nori taip. po vieno atskiro kambaro. Tai... Taip, teisingai. Nu va, vaikų kambariukas, o čia matosi automobilio parkavimo vieta ir viskas kaip ir priklauso. Visuose Dinozauras. kambariuose yra įmontuotos sieninės spintos. Jo, tai čia standartiškai, vaikams. ispaniškai sumontuotos, įmontuotos. Tvarkoja, čia šviesos užsigesina, čia šviesa tenais. Sienos yra pilkos spalvos šviesiai. Kai kur pilka, kai kur balta. Tai Tai čia čia- kadangi vaikai ar čia- gyvena, nu tai čia neišvengiamai sienos būna apčiupinėtos ir Reikėtų persidažyti. čia, jo, reikia kosmetinio remontuko. Tai va, kas dar? Community mokestis yra 93 eurai mėnesiui. 93 mėnesių community. Taip. Kas dar? Visoje urbanizacijoje yra 2 baseinai. Eisim iki Vienas- baseinų. dar. Taip, eisim iki baseinų, Tvarkoj. pasižiūrėsim. Tai parkavimą matėm, einam pažiūrėti, įėjimą matėm, einam pažiūrėti ar baseinus. O čia robotas, valo grindis, gerai, žygiuojam. Nu va, priėjom prie vartų ir žygiuojam laiptukais. Čia vienas baseinas bus po kairę. Aha. Va dabar užrakinta, nes dabar ne sezonas, Žiemos metas. žiemos metas, sausio pradžia, bet saulė spygina, šilta. Čia daugiau atsisuka jau po pietų saulė. Va, ten tas vilos, kur pirmai rodžiau. Čia vieta faina. Taip, tai čia yra vienas baseinas, o ten aukščiau dar kitas, ar ne? Čia šiek tiek... Dar laiptukai. Čia kitų žmonių. A, čia va tie namukai spalvoti, tokie simpatiški, su kiemukais. Aha, čia laiptais, 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 iki... O, čia pasisėdėjimas yra. Čia matai, vaizdas atsiveria į kalnus. Čia vaizdas į kalnus atsiveria, už tai o toks suformuotas. O, tik tai truputį patrūnyje. Nu nieko, bet už tai vaizdas gražus. Va ten. Tvarkingai. O čia šitie laiptai kur veda? Nežinai? Čia į kitus namus. Į kitus namus, ar ne? O čia iki kitų baseinų einam. Taip, žygiuojam, žygiuojam. Čia šitie namukai. Reikalaujantis truputį padažymo, patvarkymo. Čia šitie tvarkingi. O šitie tvarkingi, jo. Čia tvarkingi, čia parkavimas, bet čia parkavimas jau kitų. A, va tenais. Bet čia prieit būtų įdomiau. Va ten, Čia matai, va čia reikėjo nusileisti laiptais. Nes būt jau praėjo. Čia nusileidimas. O, čia sėdi ispanas, varūko savo. Tvarko, buenos dias. Reikia pasisveikinti su jais. Nu va, šičia tas ir baseiniukas. Čia einam pro pievutę. Tai čia yra visai šita urbanizacija, čia jiem irgi priklauso, Taip. ne? Čia jau didesnis bus. Jo, čia jau yra saulė gerai spygina ir čia vasara būna karšta ir galima tada maudytis. Šiandien gera diena, ne? Šiandien graži diena, sausio pradžia, bet saulė spygina, šilta. 20 laipsnių. 20 laipsnių, super. Čia yra Ispanijos privalumas. Už tai čia visi ir nori važiuoti, pirkti, investuoti, gyventi. Teritorija tvarkoma, gražiai. Jo, teritorija gražiai sutvarkyta, va žolytė, va tvarkinga apipjauta, viskas kraščiukai, viskas gražiai, neapleista. Čia jau matosi, pastebima iš karto. Dėl saugumo kameros visi remontuoti. Kameros, jo, va tai irgi va kamera va šitą vietą. Mato, kas įeina, kas išeina, dėl vaikų saugumo, dėl visko, nes čia jau taip Ispanijoje yra. O dabar kur spinutę paspausti? Čia kodukas yra. Ai, kodukas, okei, surinkam koduką. Taip, čia mes koduką va suvedėm prie vartų. Čia va suvedėm išvažiuojant, kodą suvedė irgi.
ir vartai atsidaro ir išeina. Šiek tiek reikalauja kosmetinio remonto, bet šiaip, jeigu ar nuoma ir gyvenimui, tai puikia investicija. Grįžom namo ir norėtumėm papasakoti dabar savo pastebėjimus apie šį būstą. Urbanizacija man labai patinka, tokia ispaniško stiliaus spalvoti namukai, tokia įdomi urbanizacija. Jo, čia bevažiuojant video matosi keliu. Pats tas namas, kuriame yra savininkai, jisai nėra toks spalvotas. Ne, nes ten jau antra fazė statymo ir buvo šiek tiek kitokie namai. Taip, nes tie spalvoti namukai, jie yra per 3 aukštus ir ganėtinai ten viskas suspausta viduj. O šitam būste, kur buvom, tai jisai per 1 aukštą yra, 2 miegamieji, 2 vonios, kiemukas su terasa, iš kurio atsiveria ir kalnai vieną pusę, kitą pusę jūra. Taip. Bet ten yra tik tais toks dalykas, kad yra rytinė pusė. Tai ten tik tai rytinė saulė ir matai. Vasaros metu yra labai gerai, nes vasarą saulė čia labai karšta ir intensyviai, jinai praktiškai tau iš galvos spigina. Ten saulės vasarą pakanka, labai gerai. Taip, nes jau po pietų ten bus pavėsis, tai jau galima... O po pietų norėsis pasislėpti nuo saulės. Taip, pasidėti, pasigrilinti, jau po pietų praktiškai. Kas mėgsta rytinę saulę, tai iš karto matys terasą. Ten praktiškai ir miegama eina ta saulė, ir svetainiai bus visas miegamas, svetainė, rytinė saulė. Tai puiku. Ryte arbatos ir kavos išgerti, terasas saulė. Taip. O sakykim, žiemą, aišku, žiemą saulės norisi daugiau, bet tada turi rinktis, kas tau žinai aktualu. Čia šito būsto toks yra privalumas. Jeigu norisi labiau vakarinės saulės ir daugiau pietinės saulės, tai tada jau reikia iš kitų variantų. Bet šis variantas daugiau mėgstantiems rytinę saulę. Šiaip ten viduje tai reikėtų šiek tiek persidažyti galbūt, pasikeisti senus baldus. Filmavom, ten šiek tiek terasui plytelės yra vienur. Terasui yra nukritęs terasos, tiesiog atsijungęs nuo pastato visos konstrukcijos. Tai toj vietoj ten problema tokia, kad ją reikia nugriauti ir betonuotis. Tai prisibetonuoti naują. Tai čia toks yra vienintelis minusas šito būsto. Kas dar? Vietovė šiaip vystosi, ten aplink, kaip matėte, statybos vyksta ir šalia yra netgi vilos statomos milijoninės. Taip kad šita vietovė vystosi, turi gerus atsiliepimus Booking'e, turi turistinę licenciją, tai kas ieško investicijos nuomai, tai labai geras variantas. Taip, ne tik nuomai ir savo gyventi. Taip. Aplinka, taip, ten matėsi video, matysim, yra statoma, tai ten tas vaizdas, aišku, jis ten matysis, ten tos statybos, tik tai tiek, kad jis ten netrukdo visiškai gyvenimui, nes jisai tolokai ir vystosi aplinkui, jo, stato naujus kompleksus ir šita vietovė, be abejo, jinai brangs, nes čia jinai yra kol kas dar tiek neišvystyta, bet viskas keliauja nuo Steponos į apačią link Gibraltaro. Tai čia viskas 10 metų laikotarpį, čia viskas šaus į viršų. Mano matymu, nieks čia nestovi, čia pinigai gan nemaži plaukia ir visi mato potencialą didelį. Daug investuotojų iš Skandinavai, Britai. Aišku, Britai jau sumažėjo. Dabar amerikiečiai pradeda. Taip, dabar Amerika labai reklamuoja amerikiečiam. Marbėja netgi reklamuojasi intensyviai New York'e. Ta New York Times Square, ten yra Marbėjos reklamos leidžiamas, tai amerikiečiam tikimasi, netgi man atrodo, jeigu neklystu, yra tiesioginis skrydis iš Malagos į Ameriką. Potencialas vėlgi didžiulis. Tai va, tai šiuo video yra tiek. Laukite kitų. Kas iki.